karvių nėra. Kaip Laurin sakė, už dar žalumą jam galvą spaudžia. Nieko nesuvalgė, nieko aš šie nebevalgys, jos dabar nori žolės, jau tuoj užpiemens žaluma. Pradės tikrinti piemenų stiprumą. Pilna burna, bet atein prie pusryčių stalą. Punčkutė, vakar Laurins nugynė ją nuo geresnė šieno, nes sakė, tu taip riebėsi. Tau nereik daug. Tai buvo, tai buvo. Tikrai gražiai įmetus yra. Daug riebaliuką. Jaučiasi, ne? Nu, žiūrėk, lauk vyrai tavęs, kada tu duosi jiems ruloną. Matau, kada ruloną turi. Matau, kada atrajoj. O Jėzu, čia koks princas guli ant likučių. Ir svajoja apie žolę. Nežinau, čia dar galėtumėt pasirankioti iš tikrųjų. Atiduosiu, tai nebesirankiosit. Šitie vakar atidarė maudymosi sezoną ežere. Šiandien vėl su striukiam, kepuriam ir šalikais. Ir dar sergantis. Ne? Gal vietą ištrinsiu. Ištrinsiu? Gal ne, gal parodom, kad tai yra tiesa. Kad jei vaikai... Po to vaikai nebesimaudys. Tai tik aš jums ir leidžiu maudytis. Normalias mamas neleidžia maudytis vaikam tokiu metu. Tai aišku, kad nenormali, kad leidau maudyti. Normaliai, ne? Čia buvo pernai mūsų šėrimo vieta. Labai gražiai matos, kiek čia kompostą esam prikūpę, nes šiaip šėriam tai neprotingai. Nu, taip pasistatėm tas kitkas ir ganyklą apsitvėrėm, kad labai nedaug paslink turėjom ir gavos, kad labai didelis sluoksnis susikūrė. Ne, kad čia labai tamsiai jaučiu bus. Oho, matai, kaip gražu. Žemės pagaminam. Sugeneravom. Regeneracinis ūkis generavo žemės. Ko tu žvengi? Bet čia yra sistema. Tai jau pirmais metais moliūgai aug. Dabar jau žolė. Jie pradeda dygti. Jo. Ir ten šiaip labai gerai jau buvo atrodė. Bet sugalvojom įdirbti. Įdirbti su diskuote, ne? Nepaėčia tas. Jo, gailėjomės labai, kad tą padarėm, nes nepasiteisino. Čia vienintelis, ko mes, kokį padargai leistumėm dabar jau po visų tų pabandymų, tai tik tais tą Jomans plau, tą, kuris suardo tą riminį padą. Bet gal mes kada tą Jomans plau iš kažkur kažkaip gausim. Ir tipo dyl labai jo brangus, malonums. Bet labai verta. Šiaip kiek teko skaityti pas visus, kas pasidarė, tai toks game changeris buvo. Nu taip, yra dar turbūt ir laiks, ir kaip tą darai ir panašiai, nes aš visokių esu tų skaitęs atsiliepimų. Nu gerai, tai tu daugiau skaitai, tai ir žinai, aš tai skaičiau vien tik geri buvo. Ypač kur nuokalnės tas visas, žinai, tu padarai. Pagal izohipsas. Jo, pagal izohipsas ir tas vanduo jisai susigeria, tai to, kad bėgtų. Jau ir kai augalai yra pieva, jau susigeria geriau žymiai, bet jeigu būtų dar įpjauta, tai viskas taip subėg. Nu, tai va, tai tokia mūsų svajonė. Einam, visi einam, nes jeigu neateisit, tai mums dabar reikia išeiti ten, eiti čia ir čia. Tai jeigu kas nors neateitų, tai jis paskui nesupras, kad reikia čia taip ratą apeiti, nuo jos jis kiaurai tenai, sutraukęs piemenį. Dėl to turi ateiti visi. Nu gerai, pasiruoškit, nes jau viskas. Jau yra atidaryta Pandoros skrynia. Koliuką Martynai nepasiėmė. Greit, pasiėmė. Vincija, tu be koliuką, aišku, ne? Be koliuką. Sakė Laurins, kad jeigu šuo gerb tave, tai nein priekį. Na tai čia heidė. Gerai, heidutė, gerai, šunė mano. Visada priekį eina, anarchistė. Nu, biški pūga nurima. Sakau, einu pasižiūrėsiu, kaip sekas vyriukam skust žolę. Duobėj kažkokioj sugulė, ten, kur žolės pariausia.
visi atrajoja, tai reiškia prisikimša kažką. Na, aišku, čia nereiškia, kad mes jau ganimą pradėjom su jais. Žiūrėsim, kaip jiems čia sekas, stebėsim kakius, ar ten rytos per daug nebus. Ir jo, jeigu reiks, atsiridensim šieną ar atsivešim kažkokiu tai būtų. Iškart gražus, kol kas dabar tai gražus kakiai, bet vis tiek yra daug labai tų plaušelių. Ir pagal plaušelio ilgį šiaip yra tokių protingų žmonių, kurie geba pasakyti, koks buvo procentas baltymo jų dietoj. Ir jeigu jis yra ilgesnis negu 1 centimetras, tai yra per mažai baltymo. Tai čia žiūriu, kad dar yra biškį per mažai, tai reiškia, dar drąsiai gali valgyti tą žalią žolę, čia jiems nieko nebus. Dabar iš mozų jau nebevalgysi čia tą žolės atvežtą. Nu, einam dar paieškosim, ten tai daug buvo. Bet gal dėl to, kad jau šieno buvo, ten ėdė visą dieną tą, kuris jau ten tikrai stagarai. Gal čia tas. O, nes va čia tai jau tridutė. Ir jau čia plaušeliai yra mažesnė iškart, viens kits tik tais. Nu, realiai po rytoj va, jau turėtų pasimatyti šitos ganyklos rezultatas, nes čia vis tiek dar biškį nuo šieno. Tai čia prieš porą valandų tą šieną valgė. Ėdė. Aš tai žinau, kad reikia sakyti, kad gyvūnai ėda, bet man tai jos valgo. Ką jūs man dabar padarysit? Ir vėl apmokymai vyksta. Be neišeisime pievas jau. Mes jau išėję. Iš tikrųjų, nieką neprimaitinam jų tenai ir jiems nereikėjo. Visas dienas buvo be elektros. Nu gerai, tai davai vaikai į pozicijas. Ne, čia ne jūsų pozicijas. A visi esat? Kažkaip mažai čia jūsų. Ne visi jie čia. Malkų turim į valias. Tik jas reiks susitvarkyti. Nu, davai, vyrai. Radote, ne čia malkas vandenį gul. Džūn, vadinas malkas džūn. Nu, eikit. Gerai, jie per ten niekur nepraeis. Dabar, Martynai, mes biškį greičiau paeikiam, kad užtverti. Ne, kas čia ko čia blaška? Sargi nebeviniok, prilaikyk. Aha, va taip. Nebedaug, visai čia pagreitintų būdų einam. Kur? Guminukus mėta. Tai kaip tu dėjai tą guminuką, jis tau ir iškrita, ne? Kai aš norėjau įsitraukti su pirštinė tokia kreiva. Prašau. Ne, tai tu pasim. Ne, tai tu gali pasimti. Pasim. Ne, tai tu pasim. O kas jie? Nieko, žiūrėk. Nu, įeisit kada nors į ganyklą. Zoj! Ne, palauk, tai kol tie nepraeis. Mašiną atvažiuoju, pasitraukit biškį. Gerai, pasitraukiam. Einam. Pala, duok man pagaliuką tą. Nu. Čia. Lendat. Nu ką, skaniai ėdat visai. Ne? Jau pasilgė.
Žiūrėk, o ne, vis tiek tik viršūnėlės kask ir tą, kad nepratrystum seną. Ne, bet va matas. Užkabin, aišku, užkabin, kitaip neišeisgi. Tu greit varo, nes konkurencija. Nu, matai, tai daviau, matai, tokį plotą, net nežinau, užteks, neužteks, čia labai sunku. Pačiu, ką? Nematau galą, bet... Nu, ten už tų pušikių. Aš manau, kad užteks, gal biški nuskusti tą seną žolę, žinai, nes taip tai, jeigu įleisi visą, tai eis viršūnėlės, tik skabys, va, tada tai tikrai pratrys. Viršūnėlės skabys, tada tik pratrys. Susirimavo, ne? Kuo tu taip skubi rašė? Tu pasižiūrėk ir rašė, greitai. Nu, bet to taip ir gaunas, va, mišiniai, žalia žolė kant, bet nori, nenori patenka ir ta sena. Ir balansas visai neblogs gaunas. Aišku, čia tai žolės iš vis nėra, ten daugiau yra, bet labai gerai, kad jie čia, žiūrėk, jie ir jėt. Bet tai ką, na, aš nesuprantu, tai dabar taip jau galima sakyti, kad pradėjom ganimo sezoną? Nu? Rimtai? Tai vakar leidom. Tai ką, tipo, balandžio 2 pradėjom ganimo sezoną? 3. Tai šiandien 3. Ai, šiandien 4. Nu, va. Laimingi laiko Žiūrėk, neskaičiuoja. Ir banda įsiliesti, banda.